Labas rytas, su jumis vėl sveikinasi laida Ateities kompasas ir aš jos vedėjas Paulius Žigas ir šiandien mes aptarsime dar vieną Vilniaus universiteto studijų programą ir šiandien kalbėsime apie neurobiofiziką. Ir pas mus laidoje daktaras Aidas Alaburda ir daktaras Osvaldas Rukšėnas. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Kaip laikotės? Gerai. Žiemiškai. Tai galime iš karto pradėti nuo klausimo, kas jūs atvedė būtent į neurobiofiziką. Tai mane, kadangi vyresnis aš galiu pradėti, tai mano kelias tai labai tradicinis. Mama labai norėjo, kad būčiau gydytojas. Aš nelabai. Ir tuo laiku dar būdavo toks veiksmas kaip atvirų durų dienos, kur fakultetus galima būdavo ateiti ir ekskursijos apturėti. Nuėjau medicinos fakultetą ir dar labiau įsitikinau, kad ne mano čia kelias. Bet greta buvo gamtos mokslų fakultetas, kuriame buvo biofizikai. Ir tada toks atsirado kaip kompromisas, kad ir prie žmogaus ir negydai. O jūs kaip? Na, šiek tiek kitoks kelias buvo. Aš mokykloje fiziką domėjausi, man fizika gerai sekėsi, aš šitose fizikų olimpiadose dalyvavau. Ir viskas baigėsi to, kad tiesiog vieną rytą aš pabudau įstojęs į fizikos fakultetą. Tiesiog mane tada priėmė be jokių stojamųjų. Na ir kai studijuoji, tai reikia susirasti laboratoriją, kur darysi baigiamąjį darbą. Ir tada paaiškėjo, kad, kuo fizika užsiima, ne taip mane domina. Ir kai pradėjau žiūrėti toliau, tai pasirodo, kad labai įdomu pasidomėti, kaip smegenys veikia, nes kaip tik ten ir signalai elektrinė yra ir iš tiesų tos fizikos reikia. Tai taip aš nuo fizikos į neuromokslus ir numigravau. Bet aš įsivaizduoju, būsimam studentui, tarkim, dabartiniam moksleiviui sunku suprasti yra, kas yra ta neurobiofizika, nes jis nelabai kažko panašaus mokosi. Tai galėtumėt kažkaip paaiškinti, iš ko tai susideda, nes ir yra medicinos, ir fizikos, yra visko yra. Tai, gal aš kadangi prie to termino prisidėjęs, tai tas terminas jisai toksai netradicinis ir katedroje turėjom daug diskusijų, kai įvedinėjom šitą terminą, bet palaikomasis argumentas buvo Suomija. Suomija jau turėjo tokią programą, visą atskirą studijų programą, tai taip, sakykime, tai sutvirtino tikėjimą, kad jinai turi prasmės. Kitas dalykas, tai akivaizdu, kad yra jungtinis žodis, tai yra neurobiofizika. Tai tas toks anekdotinis kodavimas, tai yra neuro žmonės, kurie bijo fizikos. Tai toks trumpinys, bet aišku, iš tikrųjų tai renkamės ir norėtume, kad rinktųsi tie, kurie nebijo fizikos. Todėl, kad kaip ir teisingai minėjote, yra suteikiami visų tikslių mokslų pagrindai. Yra suteikiama pradinių žinių apie smegenis ir, taip sakykime, tikslas turbūt yra užkrėsti žmonės, kad nepabėgtų, kad toliau gilintųsi tolimesnėse studijų programuose, tolimesnėse lygiuose. Smegenis yra toks platus dalykas, kiek studentai sugeba įsigilinti, tarkim, per pirmus kurso metus būtent tas smegenis, taip vadinant. Pirmais metais gal nedaug būkim atviri, kadangi aš turiu tą kursą įvadas į neurobiologiją pirmakursiams pirmam semestre, tai to kurso metu mes ten padiskutuojam, toks jisai nelabai formalus, tai aš visada stengiuosi pasiklausti jų, kiek įsivaizduoja save tolimesniai kažkokie akademiniai karjeroj. Tai statistika tokia, iš keliasdešimties, vienos rankos užtenka suskaičiuoti. Standartiškai 2-3 pakelia ranką, kad mato save ateityje moksle ir kad jiems čia labai įdomu ir taip toliau. Tai, tokie skaičiai. O kokias kryptis tada pasirenka dažnai studentai ateities? Tai įvairiai nueina. Vis tiek, kai baigia bakalaurą, tai dalis ateina pas mus į neurobiologijos magistrinės, dalis ateina į biofizikos magistrinės programas, į kitas GMC šito fakulteto programas ateina, išvažiuoja į užsienį studijuoti, gyvena savęs ieškodami, kaip dabar madinga yra. Visai žmonės tvarkosi, savo kūrė verslus, startuolius, labai įvairiai organizuojasi. Aš kolegą šiek tiek papildysiu, kad ir aš, kai stoja į bakalaurą, paklausiu, kaip jūs save įsivaizduojat, ar matot save kaip mokslininką, ne, sako, čia ne, kažkur kitur. Bet praeina keli metai ir man toks vaizdas, kad kai kuriems studentams tai tikrai įdomu pasidaro, nes po to jos ir magistratūroje pamatai, o po to ir doktorantūroje pamatai. Tai kaip sakant, jie pabando, matyt patinka, pamato, kad gaunasi, pamato, kokios galimybės yra iš tiesų, pasigilina.
Ir tada jie šitą kelią pasirenka, bet visiškai teisingai tai nėra tas masinis dalykas, kad masiškai visi atėjo į bakalaurą neurobiofiziką ir keliauja ir tampa tyrėjais. Iš ko tada susideda neurobiofizika, net ne kaip žodis, bet kaip studijų programa, kokie yra pagrindiniai dėstytomi dalykai? Nu, tai pagrindiniai tai ir yra tie tikslių mokslų pagrindai, tai yra chemija, fizika, matematika, kas iš tikrųjų sukelia truputį šoką studentams. Tai ypač anksčiau, kol nebuvom pakeitę, tai būdavo skundas, tai palaukit, mes stojom į neurobiologiją, kur čia neuro, kur čia biofizika, jūs čia mums chemiją, fiziką pakuojat. Tai tas yra dalykas, tai reaguojant į tos komentarus atsirado tokie kursai kaip įvadas į neurobiologiją, kaip įvadas į biofiziką, tai kad kažkiek tai jaunus žmonės suorientuoti. Tai pradžioje yra tie pagrindai, kadangi jie labai svarbus. Visiems kitiems, o po to jau ten ir fiziologija, ateina ir biochemija, ir molekulinės biologijos pagrindai, metodiniai kursai, po to jau ant tų pamatų auginami dalykai yra. Ir gali pasispecializuoti žmonės, yra pasirinkamieji kursai, kur kiekvienas pagal savo interesus jau gali siauresnę kryptį pasirinkti. Na, tai aš irgi paantrinsiu šviežiais įspūdžiais. Vakar buvau Litexpo studijų mūgėje ir atsakinėjau klausimus būsimų studentų, kurie planuoja tapti studentais, galbūt nori stoti neurobiofiziką, ir bendras vardiklis buvo toks, kad neuro taip, fizika ne. Bijau fizikos. Ką daryti tada? Na, bet aš jam ir aiškinau, kad mokykloje fizika yra taip, bet jeigu jūs įstoti studijų programą, taip, ten yra rimtai numatytas tas kursas, arba tiksliau kursai, ir jeigu jūs dėsit pastangų, tikrai išmoksit. Tai ta prasme, kad jeigu mokykloje nesisekė arba nelabai patiko, na, tai ne problema yra, tikrai bus galimybė, tai, kaip sakant, išspręsti tą dalyką, kaip ir su kitais dalykais, kaip ir tą pačią chemiją. Ne, galbūt, reiškia, mokykloje nelabai patraukli yra, bet iš tiesų nelabai, be jos nelabai suprasti, kaip visi tie procesai vyksta. O dar vieną dalyką norėčiau pridėti, kad studijų programa, jinai nėra tokia izoliuota. Reiškia, visą laiką galvoji apie greta esančias studijų programas, visą laiką galvoji, kas po to nutiks. Ir, sakykime, reiškia, neurobiofizikos, tai yra gyvybės mokslų bakalauro studijų programa. Gyvybės mokslų centre vyksta ir kitos bakalaurinės programos. Ir, sakykime, pirmose kursuose nemažai dalykų persidengia jų. Po to jie pradeda specializuotis. Plus, kai ateina laikas stoti į magistratūrą, tai žmonėm nuomonė pasikeičia ir skoniai pasikeičia, ir galbūt kažkas baigia, pavyzdžiui, molekulinę biologiją, bet sako, kad aš molekulinės biologijos pagrindus turiu, bet noriu tyrinėti smegenis ir norėčiau ten pasigilinti. Aiškiai, tada jis neurobiologijos stoja magistrinę. Lygiai taip pat gali būti su neurobiofizikais, jie įgyja pagrindų apie smegenis, apie biofizikinius dalykus, bet sako, aš dabar noriu biochemiją gilintis, ir jie tada ten nueina. Tai, kaip sakant, tie pagrindai reikalingi ir, reiškia, ir betarpiškam darbui, na ir šiek tiek apie karjerą galvojant, kad jie turėtų galimybę po to, reiškia, judėti tarp tų studijų programų. Kaip atrodo tas smegenų tyrinėjimas, kaip būsimas studentas gali įsivaizduoti šitą? Įsivaizduot gali įvairiai, čia fantazijos reikalas kiekvieno žmogaus, taip sakykime. Dabar per studijų prizmę žiūrint, tai kaip jau minėjau, reaguojant į studentų pastabas, įvedėm naują kursą, tą įvadas į neurobiologiją, kur ir bandom supažinti, kas tas yra, nes toli gražu ne visi ten su tuo susipažinę, kaip sakiau, užtenka vienos rankos daugmaž tokių entuziastų. Tai toksai įvadinis kursas, kurio metu ir paskaitos vyksta, ir seminarus turim, padiskutuojam, jie patys turi pristatyti savo vizijas, vieni kitus paklausinėja, vertina, tokio interaktyvumo, kuris truputį palavina ir pasigilinimą specializuotą kryptimi, kas mano galva svarbu, ir vėlgi studentų iniciatyva atsirado, organizuojam ekskursijas į mokslinės laboratorijas. Nes vienas dalykas paskaityti, kas tas yra, ar kitas dalykas realiai pabūti, pamatyti, užuosti, išgirsti ir taip toliau. Tai tas iš tikrųjų jiems padeda galbūt apsispręsti renkantis temas, todėl kad svarbus komponentas visų mūsų GMC studijų programų yra tas, kad diplomas suteikiamas tik apgynus baigiamąjį darbą. O tam, kad jį apginti, tai reikia kažką atlikti. Kad kažką atlikti, reikia turėti viziją, ką tu nori daryti pirmiausia. Ir po to, aišku, jau reikia atlikti visus tos darbus. Tai taip viskas, ta praktinė dalis susideda ir tikimės, kad tai labai prisideda prie tolimesnių pasirinkimų.
kaip atrodo būtent laboratoriniai darbai šitoje studijų programoje? Kuo mes skiriasi, tarkim, nuo molekulinės biologijos, nuo tos pačios tiesiog biologijos? Tai čia ir skiriasi ir nesiskiria, jeigu, tarkim, molekulinės biologijos ar biochemijos, ar tos pačios jau nekartą minėtos chemijos laboratoriniai, tai jie yra tokie, kokie jie yra. Ir čia ar neurobiofizikai, ar iksizikai lanko tą kursą, atlieka tokius pačius laboratorinius darbus. Specifika tai yra mūsų programavimas, kad programavimo pagrindus, nes šiais laikais be to jau sudėtinga yra. Duomenų analizės yra specialūs kursai, kur specializuoti mūsų neurobiofizikams, nes viena iš krypčių mūsiškių studentų, kad nebūtinai turi giliai domėtis smegenim kaip tokiom, bet gali dirbti su duomenų analize, kas šiais laikais gamtos tyrimuose labai svarbi problema, nes tų duomenų, tarkim, genetiniai tyrimai generuoja nesuskaičiuojamą galybę. Ir tada klausimas iškyla, tai kas po to slypi, kaip tą interpretuoti. Tai čia tas data miningas, žargonu kalbant, yra labai svarbus. Tai tokie gal skirtumai. Ir dar pridėčiau, kad reiškia yra nemažai darbų laboratorinių skirta supažindinti su tom elektrinių signalų registravimo analizės metodikomis, nes vis tiek tai informacijos smegenyse, bent iki šiol manoma, kad perdodama elektriniais signalais pagrindinai, tai dėl to yra tas poreikis, kad juos užregistruoti kažkaip ir analizuoti. Ir reiškia, visi suprantam, kad jeigu yra žmogus, tai matyt normaliai nelabai kas elektrodai smegenys kiš jo. Tai reiškia, reikia dėti elektrodus ant galvos. Bet ten ir plaukai trukdo, ir skalpas trukdo, gaunasi labai daug triukšmų ir iš tiesų, kaip kolega teisingai sakė, iškyla daug iššūkių tos signalus ištirti. Čia tas pats būtų, ko gero, kaip nežinau, prie sienos ausį pridėti ir bandyti išgirsti, kas ten kitam kambarį vyksta. Reiškia, o smegenyse tų nervinių ląstelių 10 milijardų yra. Tai iš tiesų tų iššūkių daug yra. Kaip sakant, tos signalus reikia gebėti užregistruoti, suprasti, ką jie reiškia. O tai tokius darbus, tyrimus atlieka ir patys studentai, kur ant galvos kitiems kažką uždeda ar kaip? Laboratorinių darbų metu taip, bet čia yra tokie laboratoriniai darbai, kurie susipažįsta su pagrindais tų metodikų. Bet po to, vėlgi pratęsiu, ką kolega sakė, labai svarbus dalykas yra to mokslinio projekto atlikimas, kurio pagrindu bus baigiamasis darbas ginamas. Ir tada, jeigu su to numatytas tas projektas, tai taip, tada, reiškia, aptarė su vadovu, koks bus tyrimas, kaip bus tyriamųjų grupė surinkama ir tada dedami tie elektrodai. Papasakokit, man įdomus būtent šitas tyrimas kažkaip plačiau, nes aš įsivaizduoju, reikia rasti žmogų, kuriam tada jau ir galva nuskuti, nes jeigu plaukai trukdo. Ne, čia yra, aš manau, didelis procesas, kuris turėtų būsimą studentą, kuris nėra su tuom susijęs, sudominti tikrai. Nuskutimo, atsiprašau, čia nekalėjimas, nereikia skusti. Aišku, nuskutus patogiau būtų, bet čia Būtumėm už, bet kažkaip nelabai studentai sutinka, tai mes kitaip tada išsprendžiame. Šiais laikais jau tos technologijos yra pažengę ir yra tie elektrodai. Taip, reikia gėlio, jeigu tai drėgniai elektrodai, reikia gėlio uždėti, kad kontaktą užtikrinti. Bet tai nieko baisaus. Po to turime specialią dušo patalpą, kur žmonės gali išsiplauti tą galvą. Tai čia nieko tokio. O signalas irgi iš to gaunasi patikimas, jeigu įgundi. Aišku, pirmi kartai tai kaip ir visur kur. Tai pirmi yra dažniausiai nelabai sėkmingi, bet jeigu yra motyvacijos, yra kartojimo, tai tas registravimas yra išsprendžiama. Ką aš dar noriu pridėti prie šito, kad labai svarbus komponentas, ką ir stengiuosi akcentuoti, kai klausia studentai dėl pasirinkimo temos, kantrybė. Reikia labai kantrybės daug, todėl kad ne visada sekasi, kartais, ta plaukų tema vystant ateina koks nors garbanuotesnis, tarkim, asmuo ir jau gali būti problemų ir nei čia kirpsi tų plaukų, nei ką, tai tų tyriamųjų surinkimas, grupės surinkimas irgi atskiras iššūkis yra kai kada, ypač jeigu kažkokį specifinį klausimą tyri, tai atrodo tų žmonių milijardai yra, o kai reikia konkretaus, tai ir sunku tampa prisišaukti, bet išsprendžiama. O tai kokie būna tada teigiami ir neigiami rezultatai, tarkim, tokio laboratorinio darbo, renkant signalus?
Tai teigiami, tai pradėkim nuo to, jeigu kažką užregistruoja, tai geroji žinia, kad smegenos yra to tyrimojo. Tai bent jau tam žmogui gera žinia yra, tai sakykime, tam, kuris deda elektrodus, kuris bando kažką, tai yra, kad ir nedidelis, bet žingsnelis pirmin praktinė prasme, nes čia kaip ir grojimas, kaip ir bet koks praktinis veiksmas. Kuo dažniau, kuo daugiau kartų kartoji, tuo lengviau sekasi, tuo geresnė kokybė, tai reiškia kokybiškesnį signalą užregistruosi, patikimesnį atsaką galėsi gauti. Čia tokia loginė seka gaunasi. Jo, bet šitie tyrimai tai tik tai dalis tyrimų yra. Vat, jeigu klausia, ką mes darom, tai čia yra tyrimai tiesiogiai su žmonėmis, bet taip pat dirbam ir su įvairiom modeliniam sistemom. Pavyzdžiui, su ląstelių kultūromis, kuriuose yra tie patys joniniai kanalai kaip ir nervinėse ląstelėse ir tada patogiau tirti yra. Ir tada jau ne žmogui dedam elektrodus ant galvos, o tada per mikroskopą žiūrim, susirandam tas ląsteles, prie jų elektrodų prisijungiam, registruojam elektrinius signalus ir juos analizuojam. Tai kaip sakant, aš tik noriu pabrėžti, kad tas spektras labai platus yra. Plus be viso to yra ir molekuliniai tyrimai, ir genetiniai tyrimai. Tai kaip sakant, nuo viso organizmo lygio, ką mes pradžioje pradėjome aptarinėti, ir leidžiantis žemyn prie neuroninių tinklų, ląstelių, atskirų molekulių arba net genų. Aš tada, atsiprašau, dar pratęsiu, jeigu jau, kad dar pilnesnį vaizdą, tai pagal lygiai vertikalį, jeigu žiūrėt, dabar pagal objektus tyriamuosius, tai žmogus, tai artimiausia, bet, kaip teisingai sakyta, jau buvo tos ląstelių kultūros minėtos, bet dirbam ir su tradiciniais graužikais, tai yra žiurkės, pelės, ir ten ir elgsenos tyrimai atliekami, ir elektrofiziologiniai, ten jau su gyvūnais jau bedam elektrodus, jau bedam betarpiškai smegenis. Ir, tarkim, turim sistemą daugiakanalinę elektrodų neuronų aktyvumo registravimo, iki 1000 neuronų aktyvumas vienu metu gali būti registruojamas. Tai jau pateikia tokį sudėtingą vaizdą, grįžtant kelias minutės atgal, kad yra reikalų išanalizuoti, tarkim, 1000 signalų lygiai greičiai vykstančių, bet už tai labai informatyvu siekiant suprasti, kas smegenyse ir kaip vyksta. Tai turim ir tokių egzotiškų, Lietuvos kontekste objektų, kaip paukščių rega, kolegos dirba su tokiais klausimais, su ruonių elgsena, kaip jinai formuojasi nuo gimimo priklausomai nuo aplinkos, nuo hormonų. Tai spektras yra ganėtinai platus katedros apimtyje. Man įdomu, kai kalbate apie tą elgseną gyvūnų. Kaip šitas yra tyriama? Gal galėtumėte išsiplėsti? Tai elgsena tyriama įvairiais metodais, viską apsprendžia keliamas klausimas. Tai yra klausimas, į kurį norima gauti atsakymą. Tai vienas iš paprastesnių dalykų, tai, kaip žinia, gyvūnai laikomi narvuose, tai, sakykim, pakabinti kamerytę virš narvo ir registruoti elgesį. Juda, nejuda, tai kiek ilgai juda, kaip aktyviai, kaip greitai, kur link juda. Kitas dalykas - analizuoti socialinę sąveiką. Tai ar tarpusavį bendrauja, nebendrauja. Jeigu bendrauja, kaip bendrauja. Agresyviai, neagresyviai. Tada, sakykime, labai populiaru yra depresiniai modeliai gyvūnų. Tai depresija, kaip žinia, ir žmogaus kontekste su tokiu pasyvesniu elgesiu siejama, su nemaloniais jausmais ir panašiai. Tai yra atvira ir užtamsinta erdvė, narvas padalintas į dvi dalis. Sakysim, tai akivaizdu, kad jeigu gyvūnas patiria kažkokius depresinius požymius, tai šviesoje nenorės būti. Ir šiaip graužikas nelabai mėgsta šviesą, bet su depresinė būsena ypatingai. Tai paprasčiausias dalykas paskaičiuoti, kiek laiko tamsioj vietoj būna, kiek šviesioj. Atminti tyriamas su labirintais, ten tie Y meizai vadinami, arba T raidės pavydalo, kaip gerai atsimenam. Kur kažkokį skaniuką padėsi vienoje rankovėje, tai jeigu atsimena, kad ten buvo skaniukas, tai dažniau tą rankovę pasuks, jeigu neatsimena, tai tikimybiškai. Tai, sprašau, tokie dalykai yra. Dabar šiaip tai yra labai imlus dalykas tokie tyrimai, todėl kad, prasukinėjai video ir iš rankos skaičiuoji. Tai dabar džiugu, kad turim jaunų kolegų, doktorantų, kurie įdėgė kompiuterizuotą analizės sistemą, yra galingos programinės sistemos, kurios tos vaizdus analizuoja ir jau pateikia skaičių kalba užkoduotus įvairius judesius. Tai tas labai palengvina visą šitą analizę.
Taip, tada dar įdomu yra, ar čia jau veikia kaip ta studijų programos praktika, ar dar būna atskirai, nes vienose GMC studijų programose praktika yra atliekama vasarą, atliekant įvairius tyrimus, tiek ar lauke, ar laboratorijoje, kaip yra šitoje studijų programoje. Ar čia yra taip, kad tu išsirenki savo norimą temą, kad tas pats gyvūnų elgsenos stebėjimas ir užsiemi tuom? Na, čia daugiau taip yra. Tai yra ne vasaros praktika, tai yra, ir ką dabar kolega paminėjo, tai iš esmės yra mokslinės laboratorijos, kurios vysto savo mokslinių tyrimų kryptis, jie yra profesionalai tenai. Na ir studentai tada pasirenka, prisijungia prie atitinkamų laboratorijų, jie dalyvauja tose projektuose. Tai vėlgi priklausomai nuo paties studento norų, galbūt vienas su žmonėm nori dirbti. Aš vėlgi vakar, kai mūgiai kalbėjau, kiti sako, noriu dirbti laboratorijoje. Sėdėti laboratorijoje kažką daryti, tai jisai akivaizdu, kad su žmonėm nenorės dirbti. Tai jie pagal tai pasirenka, pagal mokslinius klausimus, pagal metodikas, kas jiem yra priimtina ir prisijungia prie tų laboratorijų. Tai čia nėra plačiai prasme laboratoriniai darbai, kad visi juos darytų. Čia daugiau yra moksliniai projektai ir studentai prie jų prisijungia ir jų pagrindų baigiamosius darbus rengia tada. Bet vis tiek paskaitos vyksta visokios. Negali būti, kad studentas sako, aš noriu vien tik dirbti laboratorijoje ir jam nereikės užsimti ar tą pačią mokslinę komunikaciją ar darbui su kitais žmonėmis laboratorijose per būtent paskaitas ir užsiėmimus, taip? Ne, tai vyksta taip, kaip reglamentuota yra, tai vis tiek, ypač bakalauro lygmenyje, tai paskaitos turi vykti ir yra reglamentuota, kiek procentų laiko skiriama paskaitiniam dalykui. Tai šitas dalykas dabar laboratoriniai, tai irgi yra privaloma dalis, nebent dėl kažkokių tai priežasčių, tarkim fiziologijoje yra širdies kraujagyslių sistemos tyrimas, tarkim žmogus turi širdies problemų. Tai akivaizdu, kad negali būti verčiamas daryti tokio laboratorinio dėl galimai liūdnų pasekmių. Bet tai čia tokios išimtis. Tai yra tie dalykai sureglamentuoti ir turi būti atliekami ir laboratoriniai, ir tos paskaitos. Lygiai kaip ir mokslinė veikla, kaip jau buvo minėta, kad jeigu nori gauti diplomą, tai turi apginti baigiamąjį darbą. Tai studentai praktikos darbus vieni su kitais dažnu atveju atlikinėja, taip? Jeigu žmogaus lygmenį, taip. Na, aš gal šiek tiek praplėsiu šitoje vietoje, kad čia reikalas tame, ką studentai turi gauti ir kodėl. Pirmas dalykas, jie turi būti supažindinti su pagrindais. Tai reiškia, jie visi bendrai paskaitas klauso, bendrai laboratorijos atlieka, kad gautų tos pačius, kaip sakome, basicus pagrindus. Tada jeigu studentą kažkas domina labiau viena kryptis, kita jisai gali rinktis pasirinkamus dalykus. Ten galbūt viena labiau biochemija domins, kita labiau psichologija, į tas pusės nueis. O trečias dalykas, reiškia, studentas turi išmokti susiorientuoti situacijoje, gilintis ir kažką išmokti. Ir būtent tam yra skirti tie mokslinio darbo projektai. Kai jie atlieka laboratorijoje, jisai ateina į konkrečią laboratoriją, turi įsiaiškinti, įsigilinti tenai. Ir čia yra kaip individualus toksai darbas. Jisai pademonstruoja, kad jisai tų visų gebėjimų pasekoje, jos turėdamas, jisai geba gilintis toliau, įsiaiškinti problemas ir, kaip sakant, atlikti tą tyrimą. Ir jūs labai teisingai paminėjot komunikaciją. Tai taip, vienas iš svarbių dalykų studijų programų yra ne tik tai tą tyrimą atlikti, išmatuoti, nes, reiškia, išmatuoti kažką, tai galbūt laboranto darbas yra, bet jis turi ir paaiškinti, pristatyti kitiems kolegoms ir apginti tai, ką jisai gavo. Kaip jis darė, kodėl gavo, ar čia viskas tvarkoj, ar ten su paklaidom viskas gerai. Tai išmoksti ir tos mokslinės komunikacijos tokiu būdu. Kokios dažniausiai tada būna klaidos, kurias padaro studentai per laboratorinius darbus? Jeigu kažkas yra dabar, kur prisimenat iš pavyzdžių. Tipinės klaidos, sakykime, skaičiavimo klaidos, statistikos problemos vis dar pasitaiko, kaip bebūtų gaila. Tai šitas, raštas, sakykime, rašto dalis, kadangi, kaip paminėta, reikia pristatinėti per tą komunikacijos prizmę, tai jie ne tik kad žodžiu turi pristatyti, daryti žodinius pranešimus, bet ir rašyti rašto darbus. Tai su rašto darbais, tai ten reikalų būna dažnai taip būkim atviri. O kokiam temam rašto darbai būna užduodami? Tai pagal, jeigu vystyti šitą liniją, ką kalbėjom, tai pagal jų pasirinktą temą kiekvieno individualiai. Arba jeigu yra kažkokie, tai yra kursuose dažnai pristatomi seminarai, kur arba dėstytojas pasiūlo temų kažkokį sąrašą, iš kurio rinktis,
arba studentai gali patys pasirinkti. Bet vis tiek esmė, kad jie padarytų tuos pranešimus. Ir čia, kaip jau buvo minėta, tai jau ta vadinami minkštieji gebėjimai. Todėl, kad dar kas yra skatinama, kad ne tik soliniai tie pristatymai, bet ir grupiniai, kad būtų. Ta grupelė 2-3 minimali, bet tai vis tiek jau yra ugdomas gebėjimas darbo grupėje. Kad ir ta minimali grupė susitartų, tą daryk, tu kitą daryk, atrodo trivialu, bet jau tas pirmas lygmuo, kuris turi būti įveiktas. Dar ką aš norėjau, kol nepamiršau, atsiprašau, pratęsti prie jūsų to atsakymo į klausimą. Tai kaip ir kitose studijų programose, taip ir neurobiofizikos programai yra palaikoma individualių studijų programos idėja. Tai reiškia, jeigu studentas turi labai aiškiai savo kažkokią mokslinę viziją ir tos vizijos vykdymui reikia žinių, kurių nepateikia ta standartinė programa, tai tada gali rašyti prašymą individualių studijų programai ir sudėlioti kursus, kuriuos nori jis arba jį klausyti specifiškai. Tada tas svarstoma studijų komitete, dažniausiai palaikoma, jeigu argumentuota, bet tas labai praplečia galimybės motyvuotiems studentam. Taip, tai aš manau, iš tokių pasirinkimų pasitaiko, kad psichologija pasirenka, jeigu tyria gyvūnus ar kad Taip. yra žmonės. Taip pat gal į mediciną nueina. Ne, į mediciną, ne? Ne, matot, medicina yra griežtai juridiškai reglamentuotas Ten negali studijos ateiti ir kai aš konsultuoju būsimus studentus, aš visą laiką labai aiškiai sakau, kad reiškia, jūs turite apsispręsti, arba jūs norit būti mediku, arba ne, nes čia yra ta vieta, kur svarbu apsispręsti, nes jeigu jūs neįstosite į mediciną, jūs nebūsit medikas su visomis to sekančiom pasiekmėm. Tai tiesiog žmonėms pasirinkti reikia. Bet medikais jie negalės būti, bet jie be abejo galės bendradarbiaujant su medikais mokslinius tyrimus vystyti ir vykdyti. Tai čia, man atrodo, pasirinkimo reikalas yra. Taip, tada dar pašnekam apie pačius seminarus. Ar tai yra, kad jie pagal pasirinktas temas bando toliau jas pristatinėti, atlikti projektinius darbus, ar yra kažkoks mokslinių straipsnių tyrinėjimas? Yra ir to, ir to. Yra ir dalis užsiėmimų, kur duodami konkretūs straipsniai. Čia daugiau gal su straipsniais, gal daugiau magistrinėse programuose tas aktualiau, tai ten tas kritinis straipsnių skaitimas ir vertinimas yra tokia dalis privaloma. Bet čia bakalauruose irgi gali tą dalyką daryti. Tai kitas dar dalykas prie šito pridedant, kad grįžtant prie minkštųjų gebėjimų, tai kad jie ne tik ruošiasi grupiniškai, bet ir jie turi vertinti vieni kitus, kas ne visada patinka. Kartais būna, kad ir suboikotuoja tos dalykus, sakykime, bent jau pabando tą padaryti. Bet tas vertinimas, kartais būna taip, kad visi kiaurai 10-tukai, toks koleginis variantas, bet kartais būna ir labai tokių sąžiningų, pavadinkime, vertinimų. Kyla diskusijos tarp pačių studentų, kas yra labai šaunu. Taip, o dar, manau, yra nemažai kompiuterinio raštingumo šitoje studijų programoje, kadangi vis tiek yra daug darbo su technologijom. Tai su kokiam technologijom reikia susidurti studentui čia studijuojant? Šiais laikais, matyt, manoma, kad studentas moka kompiuteriu naudotis, ten ar moka Word, Excel, tai klausimas net nekyla, bet reikia specifinių paketų programavimui, duomenų analizai. Tai yra keletą kursų, reiškia vienas labiau orientuotas į paketus, kurie skirti statistiniai duomenų analizai, nes vis tiek, kai renka daug duomenų, tada yra skirtumai tarp atskirų biologinių objektų, reikia statistiškai vertinti, reikia tai padaryti. O kitas dalykas yra bendri programavimo įgūdžiai, nes vėlgi tų duomenų yra daug, reiškia masyvai ten gigabaitus užima ir rankiniu būdu nepadarysi, tai mokosi bendrų tų programavimo pagrindų, kaip paimti duomenis, juos nufiltruoti, ištraukti vidurkį, palyginti arba dar ką nors padaryti. O bando kažkaip dirbtinį intelektą pritaikyti studentai? Tai manau, kad bando visur pritaikyti ir, reiškia, ir duomenų analizai, ir atsiskaitimo optimizavimui, tai kaip sakant, visur tas dalykas yra bandomas, tai aš manau, čia dabar karšta tokia tema yra, kur, bandoma susigaudyti, kaip, kas ir kur turėtų būti. O kur naudinga būtų taikyti dirbtinį intelektą, jeigu iš vis būtų naudingai taikyti neurobiofizikoje? Tai vienas dalykas, tai tų duomenų analizai. Aš taip įsivaizduoju, nes tas dirbtinis intelektas, mano asmeninė nuomonė, tai yra
jau faktas, jau nuo jo nepabėgsi, jau nepasislėpsi pagal tą Stručio metodiką. Tai reiškia, reikia su tuo susipažinti ir kiek įmanoma daugiau įveiklinti, prisitaikyti. Tai duomenų analizė, mano galva, vienas iš variantų, ypač didesniems masyvams, tai pagal apimtis labai galėtų būti tinkamas dalykas. Rašto darbams aš taip skeptiškai vertinčiau, nors tai, aišku, dabar turbūt populiariausias dalykas. Bet jis labai aiškiai matosi, kai pateikia kažkokio čiato ar kieno paruoštą tekstą, matosi. Čia kaip su įrašais, kaip būdavo vinilo plokštelė ir kai kompaktai atsirado. Nereikia būti specialistų, kad atskirtum. Taip ir šitie dalykai. Tai čia viskas, jeigu žiūrėt plačiau, tai yra ir teigiamų, ir neigiamų dalykų. Iš teigiamų taupo laiką, iš neigiamų tai nevysto protinių gebėjimų, taip tiesiai paėmus. Nes jeigu kažko nedarai, tai ta dalis, taip neurobiologiškai žiūrint, ir nesivysto. Tai jeigu visą laiką kažko kito, to dirbtinio intelekto pagalba viską rašysi, kursi, tai pats to nemokėsi daryti. Tai visą laiką tuo nevažiuosi, kaip sako, dabar prieš ateinant skaičiau straipsninę apžvalgą, kad prognozija yra, kad 27-ais ChatGPT užsidarys. Na taip, dabar yra tas prognozuojamas burbulas dirbtinio intelekto ir visi nežino, kada jis sprogs. Tai su chatu, tai konkrečiai 27 metai vardinti ten atseit specialistų. Tai pagyvensim netoli, duos Dievas, prigyvensim tuos 27. Bus matyti, pasiteisins ar ne, bet jeigu, tarkim, sprogsta, tai jeigu tu buvai priklausomas tik nuo to ir to neliko, tai turi problemą. Aš keletą komentarų turėčiau. Tai visų pirma, manau, kad tai yra įrankis, o kaip visi įrankiai gali būti ir tinkamai, ir netinkamai naudojami. Tai aš pirmiausia taip žiūriu. Visiškai pritariu, kad duomenų analizai pirmiausia reikėtų naudoti ir galima net detalizuoti, kam būtų galima naudoti. Tai pirmas dalykas, iš tiesų taupyti laiką. Nes analizuojant duomenis dažnai yra tokių pasikartojančių mechaninių procedūrų, kur tu turi didelius duomenius atsidaryti, kažką su jais padaryti standartiško, tai jis tiesiog gali už tave tą darbą atlikti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu lyginam kelias grupės, tai tyrėjas dažniausiai kažkokią hipotezę turi, kad galbūt ten kažkas turi skirtis, bet nebūtinai ten skiriasi. Tai galbūt galima būtų tą dirbtinį intelektą įdarbinti, reiškia, o tegul jisai pats pasižiūri ir pirštu pabaksnuoja, kuo tie duomenys skiriasi. Pavyzdžiui, sveikų ir kažkokia, reiškia, liga sergančių. Dar vienas dalykas, tai pastaruoju metu, kam, manau, galima būtų naudot, kas gerai įrankius įvaldo, tai jeigu, tarkim, su kažkokia, nauja sritim susipažinti reikia, tai dirbtinis intelektas tokią pradinę įžangą tikrai neblogai gali tau parengti. Kaip sakant, tau nereikės ten ieškoti, anksčiau sakydavom, googlindavom, dabar nežinau, kaip tas dalykas sakomas iš kietva. Tai aš manau, kad tai tikrai yra labai gerai. O neigiamas, tai, reiškia, jau paminėta buvo, kad studentai, reiškia, labai džiaugiasi juo. Ir matyt, sumaišo, kas yra įrankis, kas yra neįrankis ir galvoja, kad tai gali būti įrankis, kuris už juos gali atsiskaityti, reiškia, rašto darbą parašyti arba dar ką nors padaryti. Tai be abejo, kaip sakant, tai yra apgaudinėjimas. O dėl galimo burbulo taip, tokių prieštaringų minčių kyla, kad iš tos pusės, jeigu moksleiviai mokykloje tą ChatGPT naudoja mokytojam apgaudinėti, tai ar reikia universitete apie tai rimtai? Matyt reikia, čia aš taip pajuokaudamas sakau. Bet taip viskas tobulėja, aš nebejoju, kad ir pati neurobiofizika kaip mokslas irgi nuolatos tobulėja. Tai ar per 10 metų labai pasikeitė iš mokslo prasmės visą studijų programą? Tarkim, nebūtinai 10 metų, tiesiog imkim ilgesnį laikotarpį, kaip keičiasi pati studijų programa. Aš drįsčiau sakyti, kad stipriai pasikeitė. Ir, kadangi aš nuo pat pradžių tame dalyke, tai tikrai galiu patikinti, kad keičiasi. Bet čia yra koncepcija tos mūsų programos, kadangi aš ir prie kūrimo stipriai prisidėjęs esu, tai nuo pat pradžių buvo ta koncepcija, kad programa, kaip sakau, kad nebūtų surūdijusi, kad jinai būtų gyva. Tai tuo tikslu ir studentų apklausas pastoviai darom, tą grįžtamą į ryšį studentų, kad iš dėstytojų pusės, iš administracijos vienaip matosi ta pati situacija, iš studentų kitaip. Tai kai gauni tuos du srautus ir kai juos pabandai sugretinti, tai tada matosi kažkokios problemos ar keitimai. Vėlgi jau nekartą minėti tie kursai įvadiniai į neurobiologiją, biofiziką, atsirado dėka studentų, pradinėje versijoje jų nebuvo.
ir kiti dalykai, kaip programavimas vėlgi studentų pačių prašymų atsirado. Iš pradžių dar buvo mintis, bet pagalvom, kad gal per sunku bus, gal ką, o paskiau studentai vieni metai, o kodėl nemokot, kiti metai, kodėl nemokot. 3 metais pradėjo mokyti. Tai aš manau, kad tas programos gyvumas yra labai svarbi programos sėkmingumo sąlyga. Na ir tas gyvumas be abejo su žmonėm labai susijęs ir kai kurie dalykai atsiranda taip, kad ateina naujas kolega dirbti, galbūt po stažuočių užsienį visą kitą ir jis sako, aš tokį dalyką įdomų atlieku laboratorijai, gal tai būtų įdomu studentam. Na ir tai dar vienas kelias, kaip pabandom tą dalyką sukurti, reiškia dažniausia, pirmiausia, pabandom kaip pasirenkamą dalyką. Na ir žiūrim, ar studentai renkasi ar nesirenka, ar jiems patinka. Tai irgi būdas yra atsinaujinti, kadangi naujinasi žmonės, atsinaujina tyrėjai, tai atitinkamai ir dalykai atsinaujina, kas yra dėstoma. Jeigu reiktų pateikti pavyzdį, koks būtų tas dalykas, nes klausytams visada būna įdomu, taip abstrakčiai kalbant, jie gali net neįsivaizduoti, kokios temos būna pasirinkimų. Tai koks, jeigu duoti kokį pavyzdį? Pavyzdžiui, toks dalykas, kur pasiūlė naujas kolega, tai būtų pavienių molekulių spektroskopija. Reiškia, kaip spektroskopija toks yra klasikinis ir fizikinis ir biofizikinis metodas, o čia jis yra labiau pažengęs ir būtent nagrinėja atskiros molekulės dalių sąveiką, kaip jos, reiškia, viena kitos atžvilgiu elgiasi. Tai specifinis dalykas yra, bet kalbant apie gyvas sistemas, tai labai svarbu yra. Ir ką pastebėjote, ką studentai dažniausiai mėgsta pasirinkti? Ar iš pasirenkamųjų dalykų, ar kad ir individualiųjų bendrai studijų programų? Aš sakyčiau, kad tai labai individualu yra vienas dalykas. Kitas dalykas, toks man subjektyvus įspūdis, kad kada tokios kaip bangos mados būna. Pavyzdžiui, kažkada buvo banga, visi imunologiją rinkosi, jiems nežinau, dėl ko pasidarė įdomu. Po to tas interesas šiek tiek atslūgo. Tai čia sunkiai prognozuojamas dalykas yra. Matyti, ar jie tarpusavį pasišneka, ar kažkas spaudoj kažką išgirsta ir į tą dalyką puola. Čia sakau, man toks subjektyvus įspūdis yra, gal kolega ką nors. Aš visiškai pritariu, čia negali iš šito kažkokių didelių apibendrinimų daryti. Aš tik tai iš tos administracinės pusės žiūrėdamas, tai manau, svarbiausia dalis, kad jie turi tą pasirinkimą. Turi galimybę, man atrodo. Taip, kas anksčiau būdavo, kaip sako, griežtai suformuota programa ir jokių tenai improvizacijų, jokių žingsnelių į šalį. Tai dabar tos laisvės gal kartais atrodo gal net ir daugokai yra. Todėl, kad jeigu pažiūrėt programos sąrangą, tai yra privalomi kursai, kur be diskusijų yra pasirenkami, jau gerai. Dabar jau ar ne 2 metai yra dar 3 lygmuo individualių studijų kursai, kur studentai gali rinktis iš viso universiteto fakultetų teikiamų programų kursus. Tai tos galimybės iš tikrųjų plečiasi labai, kas reikia pripažinti, augina kartu ir atsakomybę patiems studentam. Nes čia tada reikia vėlgi daug tų minkštųjų gebėjimų, reikia suvaldyti tvarkaraščius, susitvarkyti su laiko paskirstimu ir taip toliau. Bet ugdymo galimybių prasme tai yra labai daug, todėl kad iš tikrųjų tam pačiam universitete žmogus gali gauti labai įvairių kursų. Taip, dar įdomus klausimas yra, kokie būna atsiskaitimai ir kaip jie vyksta, ar jie būna sesijos metu, ar būna kaupiamasis pažymys. Tai pradžiai nuo klausimo, kokios būna atsiskaitimo formos, ar tai būna testai, ar rašto darbai, apkalbėjome, kad tie patys laboratoriniai darbai yra. Tai formos, tai jos studijų reglamente aprašytos yra, tai klasika yra egzaminai, yra tarpiniai atsiskaitimai, egzaminai turi būti raštu. Tas irgi aprašyta, dabar labai populiarėja tie kompiuterizuoti vadinami MCQ variantai, multiple choice questionnaire. Tai tas ir studentam gal patogu yra, kad suspaudė, kaip sakau, paspaudė tą sakralinį mygtuką ir gauni skaičių. Ir patiko, nepatiko, čia atskira istorija, bet viskas, nereikia ten ilgai laukti to kankinamo atsakymo. Tai tokios tos formos yra, kas yra dar, kaip jau ir minėjot, tai tas kaupiamasis balas. Tai aš manau, kad studentam tai yra labai patogus dalykas, todėl kad jeigu yra didesnės apimties kursai, kur daug medžiagos, ir yra tokie tie, kaip juokaujam, išgyvenimo semestrai. Tarkim, 3 semestras, jeigu išgyvenai, tai jau viskas, jau beveik baigiai studijas. Prasme, objektyviai, sunkus kursai sukritę į vieną semestrą. Tai kaupiamasis balas padeda
suvaldyti tą situaciją. Jeigu visą kursą gali per 3-4 koliokiumus atsiskaityti, nu, tai ketvirtį visada lengviau išmokti negu visą visumą. Na taip, o iš ko susidaro tas sunkus kursas? Kokie, pavyzdžiui, dalykai dėstomi yra? Nu, tai, neskaitant pasirenkamųjų privalomų. Nu, tai klasika, ta pati biochemija, tikrai ne iš lengvųjų, molekulinė biologija, fiziologija, kadangi aš pats dėstau, galiu pasakyti, ten irgi yra ką veikti. Tai, tokie iš pirmųjų turbūt, kas gal papildysi. Na, jau aš irgi pritarčiau, kad šitie kursai pagrindiniai yra, kur, kaip sakant, didelė apimtis yra, rimti kursai, na ir, kaip sakant, nori su to susipažinti reikia. Ir genetika darbo iš tokių rimtų. Aš ką norėčiau pridėti, kad iš tiesų kokie atsiskaitimai turėtų būti, tai yra reglamentuota, bet kaip tiksliai kiekvienam kursai vyksta, tai čia yra dėstytojo atsakomybė, kaip jis nusprendžia. Na, matyt, jis parenka pagal savo preferencijas, galbūt pagal dėstomą medžiagą, pagal dalyką, kaip jisai semestrą įsidėsto ir, na, kaip sakant, dėstytojas sudėlioja. Tik tai vėlgi universitete tokia tvarka yra, kad privaloma ir studijų dalyko apraše ir pirmos paskaitos metu labai aiškiai pasakyti, dalykas toks, atsiskaitimas bus toks, ten pavyzdžiui 2 koliokiumai arba 3 koliokiumai ir egzaminas, arba laboratorinių darbų atsiskaitimas ir egzaminas. Na, kaip sakant, tą dalyką reikia labai aiškiai semestro pradžioje įvardinti. Taip, pats dėstote fiziologiją, papasakokite plačiau, kas studentams ten sukelia iššūkių daugiausiai. Jeigu iš eilės vienas dalykas lotynų kalba, kurios dabar jau eilę metų iš vis mūsų fakultete ne viena programa neturi įtraukusi, tai tas šiek tiek apsunkina, todėl kad vis tiek yra tų tarptautinių terminų, tokių daugiaaukščių kaip keiksmažodžių. Tai stengiausi kuo mažiau, kad jų būtų, bet kažkiek tai. Aišku, tai turbūt nesminis dalykas, esminis tai vis tik tai apimtis, nes jeigu tą pilną fiziologiją dėstyti žmogaus, tai kaip žinia, tų sistemų daug ir kvėpuojami, ir virškinam, ir širdis veikia, ir viskas lygiai grečiai, ir jeigu apie viską bent po porą paskaitų jau žiūrėk ir neliko. Tai laiko turiu minti, nes reikalavimai programoms labai griežtė, vis kaip minėta buvo, atsirado individualių studijų paketas, kuriam reikia tam tikrą kreditų skaičių atskirti, yra privalomi, pasirenkami po kažkiek kreditų, ir tada viskas susitraukia ir tokiu būdu tampa daug tos informacijos. Kitas dar dalykas, aišku, čia gal nuo dėstytojo priklauso, tai gali pasirinkti minimalų variantą, kokį paprastą vadovėlį paimti ir sutilpsi be problemų. Bet tai jeigu apie fiziologiją kalbant, tai labai kintantis mokslas, ypač pastaraisiais metais. Tai norisi, kad studentai, aš visada atskiriu 2 dalis, kai skaitau. Yra vadovėlinė dalis ir yra nevadovėlinė dalis. Tai vadovėlinė atsiskaitimui, klasika kaip turėtų būti, o ne vadovėlinė kaip yra iš tikrųjų gyvenime. Duokite pavyzdį, jeigu įmanoma, su kokiu nors dalyku, kaip yra iš tikrųjų gyvenime ir kaip rašoma vadovėlyje. Klasika jau minėta, sakykime, veikimo potencialai, kad nervinės ląstelės tarpusavį bendrauja veikimo potencialais, tai čia yra vadovėlinis dalykas. Bet tai dabar žinom, kad kiekvienos kategorijos ląstelės, įskaitant neuroninės, nervinės ląstelės, išskiria įvairias medžiagas. Tai, sakykime, neurokinai būtų, jeigu apie neuronus kalbam. Išskiria egzosomas, puslelės su tam tikram informacinė medžiaga pripakuotos. Dabar poros metų senumo informacija visiškai naujas dalykas, kad nervinės ląstelės tarpusavį formuoja fizinius kontaktus, tokie kaip tilteliai susidaro per kelias valandas, jeigu poreikis yra, pabūna, nutrūksta. Per tuos tiltelius netgi organelės, mitochondrijos, RNR gali eiti, betarpiškas fizinis apsikeitimas tarp ląstelių. Tai tas vyksta, tai aprašyta straipsniuose, bet vadovėliams dar, vadovėliai visada inertiški, jie tokiais jau patikimiausiais dalykais turi operuoti. Kitas dalykas, kai kalbam apie bakalaurus, tai turi kažkokius pagrindus gauti, kuriais tikėtų. Su magistrais jau gali daugiau tos teisybės pasakot, kaip yra iš tikrųjų. O jeigu pat pradžių pradėsi, tai nebus tų tvirtų pagrindų. Taip, o kaip iš jūsų dėstomų dalykų?
Aš galbūt paminėčiau įvadą į matematinę fiziologiją ir kaip pavadinimas sako, tai susiję ir matematiką, ir organizme, ten gyvose sistemose vykstančius dalykus. Ir reiškia, kai šitą kursą aš sugalvojau rengti, tai pastebėjau, kad formaliai studentai turi matematinių dalykų, jie tas lygtis kaip vadovėlį parašyta moka išspręsti, bet kai sako, va čia kažkoks yra biologinis dalykas, aprašyk lygtimi, tada jau problema yra. Tai va aš bandžiau tą tiltą sukurti, kad, kaip sakant, tarp gyvų kažkokių sistemų ir tarp va, tos matematikos, kad jie susietų, negazdintų vienas kito, ir kad kažkokią galima būtų už tai išvadą padaryti. Taip, o kam studentas turėtų nusiteikti, kad jo laukia būtent šitoje studijų programoje? Ar daug labai skaičiavimo, nes susideda tiek fizika, tiek chemija, tiek biologija? Ar nusiteikti, kad didžiąją dalį gal užims laboratoriniai darbai? Manau, neapkalbėjome procentaliai, kokią dalį laboratoriniai darbai užima. Tai ar laboratoriniai kaip kursų dalis, ar laboratoriniai vedantis link baigiamojo darbo? Ir taip, tarkim. Pagal skaičių formaliai, tai čia gal Aidas geriau, aš neatsimenu. Kiek kursuose formaliai laboratorinio aš dabar nepasakysiu tiksliai, tik tai, kai buvo studijų programa vertinama, neseniai, tai aš pamenu, kad, kaip čia pasakyti, atitinka visus reikalavimus, kur tam keliama yra, tai, kaip sakant, iš tų rėmų neišeina. Atsiprašau, aš galiu pridėti, dabar prisiminiau. Jeigu yra 48 valandų kursas, tai klasika yra 32 valandos paskaitų, 16 praktinių. Tai grubiai 2:1, taip galima būtų. Atsiprašau. O tada, reiškia, laikas skirtas baigiamojo darbo ruošimui praleisti laboratorijoje, tai yra 25 ir 15, tai 40 kreditų. 40 kreditų, tai iškia formaliai gaunasi daugiau laiko negu vienas pusmetis, nes vienas pusmetis yra 30 kreditų. Tai tiek yra numatyta, kad studentas tiesiog skirs laiko atitinkamai pasirinktoje laboratorijoje ir rengs tą baigiamąjį darbą. Ar būna, kad studentai pasirenka Erasmus Plus programas ir tokia kaip stažuotė pasidaro užsienyje? Ar jie tiesiog būna Lietuvoje, nes gal Lietuvoje yra pakankamai aukštai neurobiofizikos lygyje? Tikrai pasirenka, tikrai važiuoja ir važiuoja ne tik tai į Erasmus Plus, čia tokia klasikinė schema yra, iš studentai važiuoja ir į NASA stažuotės, aiškiai, konkursai yra. Neurobiofizikai pirmieji pradėjo važiuoti į NASA. Papasakokit plačiau apie šitą stažuotę. Reiškia, NASA tokia kaip organizacija, matyt, pristatyti atskirai nereikia ir jie turi programą, kur pasikviečia studentus pusė metų. Tai vyksta atranka ir studentai rašo paraiškas, jeigu tinkamai tą paraišką užpildo, jeigu sudomina kitą pusę, tai iškiek tada gauna finansavimą pusė metų ir gali tas laboratorijas važiuoti. Tai iškiek praleidžia pusę metų tose laboratorijose ir kiek iš jų atsiliepimų girdėjau, kad visų pirma pačiose laboratorijose labai įdomu. Ir plus ten būnant, juos šiek tiek ir parodo, ten tos kiek, matyt, slaptumas, saugumas leidžia ir kažkokius muziejus ir kitas infrastruktūros dalis tiem kosmoso tyrinėjimams skirtas. Tai be to, kad jie grįžta, kažko laboratoriją išmokė, aš manau, jie grįžta ir pasaulio pamatė ir koks mastelis yra kitose šalyse. Tai manau, kad labai svarbu. Iš veido matosi, kaip pasikeitė, grįžta švytinčios akys yra žmonių. Labai gerai, galima pašnekėti apie literatūrą. Ar yra kažkas, kad turi neurobiofizikos studentai skaityti, ar vis tiek pagrindas yra tiesiog siekti naujus mokslinius tyrimus? Tai šitoje vietoje, kad sekti publikacijas mokslinės, tai čia, kaip Sveika Marija, priklauso, čia visą laiką turi daryti. Iš knygų, jeigu apie neuro dalį kalbėti, tai, kaip aš vadinu, yra neuromokslų biblija, tai Principles of Neurosciences, tokia knyga, virš 1500 puslapių, formatas, toks ne A4, sveria virš 2 kilogramų, tai yra ką veikti, tai ten nuo vystimosi, iki lygų, iki dirbtinio intelekto, viskas yra. Koks klausimas bekiltų, tai ten viską gali rasti. Ir jinai jau, aš dabar bijau sumeluoti, 7, kuris leidimas. Ta prasme, kad jau patikimumo požiūriu, jeigu ten parašyta, tai nebent gali būti per metus porą kažkas pasikeitę nuo paskutinio leidimo, jeigu kažkokios, kaip sako, karštos naujienos. Bet iš esmės toks labai autoritetingas patikimas šaltinis. Ir dar aš apie tą knygą pridėsiu, nes pagal ją rengiu paskaitas, tai kas mane labai nustebino, pasiėmė knygos skyrių,
parengi paskaitą ir paskaita kaip ir priklauso trunka 1,5 valandos. Nu, ta prasme, matosi, kad žmonės matyti irgi dėstė, apie tai pagalvojo ir informacija nebelenkaip sumesta, bet pagalvoti apie tai, kad jinai būtų, sistemingai, tvarkingai kitiems išdėstyta. Tai iškia, be to, kad viską, kaip kolega paminėjo, viską apima, jinai dar labai gerai struktūrizuota ir, reiškia, labai draugiška rengiant kursus studentams. Pratęsiant literatūros klausimą, tai šita knyga puikiai, bet jinai, jeigu tai galima panaudoti terminą, atgrasi skaitytojas, kai pamatai tokias apimtis, tai nestimuliuoja skaityti. Tai jeigu yra tokios baimės, tai yra kita kategorija knygų ir vadovėlių, tai angliškai tai vadinasi crash course. Tai yra, kaip čia, greiti kursai lietuvių, nežinau. Tai ten mažytės apimties tos knygelės, ir ten kiek įmanoma per iliustracijas pateikiama, ir ten prigaminta dabar ir crash course pagal atskiras sistemas, crash course in neural system, crash course in muscular system ir whatever ten. Tai jeigu norisi kažko labai koncentruoto, kaip buvo minėta, kad su dirbtinio intelekto pagalba kažkokį intro pasidaryti, tai čia ne tik kad intro, bet ir tokia apžvalga srities puikiai galima pasidaryti. Tai realiai, jeigu studentas norėtų išsiaiškinti, kas čia yra per studijų programą, reikėtų tas knygas bent jau kažkiek pasidomėti, jom pavartyti. Netrukdytų. Tai tos knygos ir šiaip netrukdytų pavartyti, bet renkantis tikrai taip. Tai jeigu reiktų jums po savo knygą rekomenduoti, ar tai būtų viena iš šitų knygų, ar dar yra kažkokia kita rekomendacija? Tai jeigu apie neuro kalbėt, tai kažką kitą, yra alternatyvi už daugelio metų vėliau pradėta leisti, dabar jau irgi 3. ar 4. leidimas kitų autorių yra panašaus formato ir panaši knyga. Bet, tai čia taip, ar Mercedesas, ar BMW, taip sakykime, tai tos kategorijos. O šiaip jeigu pasaulėžiūrinė prasme, tai aš tokią nestandartinę knygą rekomenduočiau, tai lietuviškai jinai būtų Fizikos DAO. Tai DAO tai yra tas rytiečių pasaulėžiūroj kelias, taip sakykime, jeigu trumpuoju pasaulėžiūros kryptis. Tai kodėl aš tą knygą vardinu, lietuviškai nemačiau, kad jinai būtų išversta. Angliškai jinai išleista yra. Autorius yra fizikas, teoretikas, teorinės fizikos specialistas, apsigynęs disertaciją. Tam tikrų gyvenimo metu nukrypo į rytų filosofiją ir ten įsigilino kaip teoretikas giliai. Ir parašė šitą knygą, kurios esmė, kad rytų ir vakarų pasaulėžiūros iš tikrųjų nesiskiria esminiai, tik tai terminai skiriasi, o principai visi yra daugmaž panašus. Tai toks dviejų pasaulių sugretinimas, man padarė įspūdį. Bet čia toks pasaulėžiūrinis daugiau dalykas. Puiku. O kaip jums? Sunku net ir parekomenduoti ką nors, tai reiškia, jeigu rekomenduot galbūt kažką iš bendros biofizikos, dar parekomenduočiau pasidomėti. Bet kitas dalykas, jeigu turim galvoj būsimus studentus, tai jie galbūt pradės galvoti, kad aš tos knygos nepaskaičiau ir aš tos knygos nepaskaičiau, galbūt man nereikia ten eiti, tai tikrai ne. Reiškia, bus proga pasidomėti, kai studijuosit. Taip, tada dar noriu vieną dalyką paklausti apie pačią studijų programą. Nes dažnai būna studentai bijo, kad jiems bus tiesiog per sunku nepatems, arba mokosi vieną dalyką mokykloje, tarkim, mokosi biologiją, chemijos atsisako. Tai ar įmanoma per pirmus kursus išsilyginti šitos dalykus, kad toliau tiesiog galėtų visi kartu mokytis? Aš manau, tikrai įmanoma yra, nes tie dalykai yra dėstomi, tai tiesiog reikia, kaip sakant, ramiai, sistemingai dirbti. Jeigu tai darai, bus, nes aiškiai tie dalykai ir chemija, ir fizika, ir biochemija, jie yra dėstomi čionai. Tai, sakykime, aš manau, kad svarbiausia yra nusiteikimas ir sistemingas darbas. Jeigu tai darysi, tai tikrai viskas bus gerai. Jeigu galima, aš papildysiu. Visiškai sutinku su to, kas pasakyta, ir aš tik dar vieną terminą įvesiu - motyvacija. Viskas priklauso nuo motyvacijos ir turiu iliustraciją ne iš šitos programos, bet pagrindžiant motyvaciją. Kaip jau minėta buvo, turim neurobiologijos magistrinę programą. Tai kas keli metai į tą programą ateina studijuoti, baigia filosofijos bakalauro studijas. Oho. Tai turbūt nereikia aiškinti, kiek tai yra skirtingi pasauliai. Turiu minti tie tikrieji filosofijų pagal bakalaurą. Ir jie ateina į šitą kryptį, kur atsimenu puikiai kelis komentarus, kai po pirmų paskaitų atėjo foliom akim,
kas čia per paukščių kalba yra. Jie nuo pirmo žodžio jiems sunku. Bet ne vienas iš tų filosofiją baigusių, kurie atėjo pas mus studijuoti, ne vienas neiškrito dėl pažangumo. Na, aš pridėsiu, jeigu neklystu, tikrai vienas ir daktaro disertaciją apsigynė. Tai apsigynė ir labai sėkmingai, jo ten nepasidalina Kembridžas Oksfordu, dėl jo kovoja. Tai mano galva čia puikiai iliustracija motivacijai, kad jeigu turi noro motivacijos, tai netokius dalykus gali padaryti. Tai kad tą chemiją papildyti, tai čia juokai yra. Supratau. Ir tada jau paskutinis toks kaip laidos klausimas. Dažnai užduodu klausimą, ką pasakytume studentui, kuris norėtų įstoti, bet kaip ir dviejojo, bet kaip jau į šitą ir atsakėte, tai aš tada norėčiau dar pasigilinti šiek tiek, gal galėtumėte atskleisti, kokių įdomių ar kursinių darbų, ar jau bakalaurinių darbų temų prisimenate. Na, aš manau, kad jos visos įdomios yra, bet pagal nusiteikimą, matyt, kiekvienam skirtingai įdomi. Net jeigu mes su kolega pradėtumėm diskutuoti, tai man rodo, mes gal nesusipyktumėm, bet tikrai nuomonę skirtingą turėtumėm. Kai ateina moksleiviai į laboratorijas, aš taip juokauju, kad aš manau, kad viso žmogaus smegenų tyrimas yra nesąmonė ir aš to neužsiimu. O kiti žmonės mano, kad atskiros ląstelės tyrimai yra nesąmonė, jie to neužsiima. Tai aš vis tik manyčiau, kad reikėtų pagalvoti, kas jūs domina, kas jums patinka ir, kaip sakant, pagal tai pasiieškoti tos laboratorijos, nes tikrai veikti visur yra ką. Nuostabu. Aš tai visiškai sutinku ir papildydamas pasakysiu, ką aš studentam visada sakau. Pasinaudokit savo jaunystę. Turiu mintį dabar, visos galimybės prieš studentus yra. Jų pasinaudojimui, ta prasme. Tai įjunkit fantaziją, nestabdykit fantazijos, nes dabar yra tas laikas, kai niekas nebaus už tą fantaziją ir galite realizuoti. O jeigu konkrečių pavyzdžių, tai vakar vyko kursinių gynimai, tai viena iš tokių netradicinių temų, tai miško terapijos poveikis organizmo savijautai būsenai. Tai, toksai, sakykime, ne mainstreaminis variantas, bet tai vėlgi iliustracija, kad katedroje ir šitoj programai toleruojam labai įvairias tas temas ir pasikartosiu sveikintina, jeigu studentai kažką įdomaus sugeneruoja. Taip, super. Ačiū Jums labai. Šiandien, kaip ir jau žinote, mes laidoje pristatinėjome neurobiofiziką ir su Jumis, mėly klausytojai, susitiksime kitą savaitę. Viso gero. Viso gero. Viso gero.